Pilietiškumo dėlionė. Apie tai, kas vyksta aplink. Patyčias internete patiria daugybė žmonių. Ir tikrai ne tik vaikai. Ar jiems gali padėti pareigūnai? Airijoje pagalbos nesulaukusi mergina nusižudė. Jos mama Jackie Fox kovojo kelius metus, kol buvo priimtas Airijoje nuo patyčių internete saugantis įstatymas. Dabar jos kova tęsiasi, kad toks įstatymas atsirastų visoje Europoje. Kaip yra Lietuvoje? Ar kas nors gali apsaugoti virtualioje erdvėje? Pilietiškumo dėlionėje nusižudžiusios merginos mama Jackie Fox ir advokatė Dovilė Murauskienė. Pilietiškumo dėlionė. Šiandieninis gyvenimas neįsivaizduojamas be interneto. Internetas tampa ir arena, kur keliasi pats bjauriausias elgesys ir patyčios. Patyčias patiria ne tik vaikai, nors jie gal ir labiausiai pažeidžiami. Pagal jau gana seno 2017-18 metų tyrimo duomenis, pateikiamus bepatyčių.lt svetainėje, elektroninės patyčias Lietuvoje patyrė 25% berniukų ir 19% mergaičių. Taip atsakė 11-15 metų amžiaus grupė. Tiek pagal fizinių, tiek pagal elektroninių patyčių paplitimą mokyklose Lietuvos rodikliai vieni didžiausių iš tyrime dalyvavusių šalių. Patenkame į penketuką. Šiandien apie patyčias internete. Skaudžiai išmoktas Airijos pamokas ir situacija Lietuvoje. Kas ir kaip gina patyčių aukas. Šiandien pilietiškumo dėlionėje. Apie jauną merginą, kurią nusižudyti privertė internetinės patyčios. Ir apie jos mamos ilgą kovą tam, kad atsirastų įstatymas apsaugantis kitus vaikus. Ir ne tik vaikus. Suaugę nemažiau kenčia nuo patyčių internete. Su Nikolės mama Jackie Fox susitikome Europos parlamente Strasbūre, kur gegužės mėnesį ji buvo pakviesta pasidalinti savo istoriją su Europos įstatymų leidėjais. Jackie siekė, kad internetinės patyčios, dėl kurių mirė jos dukra, daugiau nebepakenktų niekam, o taip patiriantys žmonės galėtų sulaukti pagalbos. Airijoje Nikolės vaikiškų vardų Koko pavadintas įstatymas tai užtikrina. Jackie svajonė, kad Koko įstatymas apsaugotų ne tik airius. Nikolės istorija, kurią pasakoja mama, kraupi. Jos 18-metė dukra, 3 metus kentusi fizinės patyčias, galiausiai pasidavė psichologiniam smurtui internete. Nebeištvėrusi nuolatinių patyčių, kurios persekiojo visur, Nikolė nusižudė. Patyčios prasidėjo, kai viena mergina įsigeidė vaikino, su kuriuo draugavo Nikolė. Iš mano dukters tyčiojosi žmonės, kuriuos ji laikė savo draugais. Viskas prasidėjo dėl pavydo dėl vieno vaikino. Prasidėjo nuo vienos merginos, bet po to ji subūrė didelę grupę žmonių, nes daug lengviau tyčiotis iš ko nors su kompanija negu vienam. Pasakoja Jackie. Draugai kabutėse iš Nikolės ne tik tyčiojosi. Jie smurtavo fiziškai, gesino į ją cigaretes, taip stūmė ją į stalą, kad mergina išsinarino klubą, nustūmė ją nuo metalinių laiptų ir už plaukų nutempė iki laiptų apačios. Mušė ją kiekvieną pasitaikiusią progą. Galiausiai ir to nebeužteko. Patyčios persikėlė ir į internetinę erdvę. Buvo sukurta WhatsApp grupė, kurioje buvo dalyjamasi bjauriais komentarais, vaizdais, melagingais gandais. Nikolei nuolat buvo siunčiami grasinimai. Jai kasdien kartojo, kad pasikartų ar persipjautų venas, nes visi jos nekenčia, niekas nenori, kad jie gyventų. Kai Nikolė augo, ji buvo linksmiausia, mieliausia būtybė, kokią galima įsivaizduoti, pasakoja merginos mama. Tačiau nuolatinis psichologinis smurtas ją visiškai pakeitė. Jie sėdėjo užsidariusi kambaryje, nuolat verkė, prarado pasitikėjimą savimi, kol galiausiai nebesurado jėgų gyventi. Ji kasdien stengiasi pakilti iš lovos ir eiti, stengiasi juos ignoruoti, atgauti pasitikėjimą, bet visas šis virtualus persekiojimas tai tiesiog buvo per daug nepakeliama. Fizinis ir psichologinis smurtas tęsėsi 3,5 metų. Prisimena mama. Pradžioje smurtas buvo fizinis, dėl jo į policiją Nikolė bijojo kreiptis, kad nebūtų dar blogiau. Matai, kas vyksta dabar, jeigu aš parašysiu pareiškimą, jie mane užmuš, mamai sakė įbauginta mergina. Tačiau galiausiai, kai smurtas persikėlė ir į internetinę erdvę, pabėgti nuo jo nebebuvo galima ir namuose, šeima vis dėlto kreipėsi į pareigūnus. Deja, čia išgirdo tik tiek, kad Nikolės skriaudikai nieko blogo nepadarė, nes nėra tokio įstatymo, kuriam jie būtų nusikaltę. Aš dažnai galvoju, kad jeigu mes būtume turėję įstatymą, Nikolė būtų dabar su manimi, apgailestauja mama. Persekiotojai sukūrė netikrą Facebooko profilį ir tikino, kad niekada Nikolės nepaliks ramybėje, kad ją taip sumuš, kad jos gyvybė bus palaikoma tik aparatais. Galiausiai jų noras išsipildė. Nikolė atsidūrė reanimacijoje, kur jos gyvybė buvo palaikoma tik aparatų, pasakoja Jackie. Tai nutiko, kai mama, sugrįžusi namo su 14-mečiu Nikolės broliu Lee, rado ją pasikorusią koridoriuje.
Mamai jėgų gyventi toliau suteikė šeima ir siekis įamžinti Nikolės atminimą, kad jos mirtis nebūtų beprasmiška. Aš galėjau išlikti tik susitelkdama į kažką, kas mane verstų ryte keltis iš lovos. Nusprendžiau atiduoti jėgas tam, kad atsirastų įstatymas, kuris apsaugotų kitas tokias aukas kaip Nikolė, pasakoja Jackie. Ji 2 metus ir 10 mėnesių mynė kelius, susitikinėjo su Airijos parlamentarais, rengė protestus ir agitavo siekdama, kad Airijoje atsirastų įstatymas saugantis nuo patyčių internete ir kuris tokį smurtą pripažintų kriminaliniu nusikaltimu. Be to, teisės aktas buvo pavadintas Koko įstatymu, mažybiniu Nikolės vardu. Taip ją vadino sūnėnas, negalėjęs ištarti Nikolės vardo, ir Jackie pavyko. Galiausiai, po beveik 3 metų kovos, Koko įstatymas įsigaliojo. Aš taip norėjau, kad Nikolės mirtis nebūtų beprasmiška, dėl pavydo, tik dėl to, kad toji mergina negavo vaikino, kurio ji norėjo. Kai Nikolė mirė, aš visada sakiau, kad pasirūpinsiu, kad jie niekada nebūtų pamiršta. Ir tai buvo vienintelis būdas, kalba mama. Jackie ir toliau dirba. Keliauja po mokyklas, bendrauja su jaunimu. Galiausiai sulaukė skambučio iš Airijos atstovės Europos parlamente, kuri paprašė sukurti trumpą filmuką, kuriame būtų papasakota Nikolės istorija. Filmą peržiūrėjo europarlamentarai ir pakvietė Nikolės mamą pasikalbėti gyvai. Aš nemanau, kad Koko įstatymas turėtų galioti tik Airijoje. Jis turėtų būti visoje Europoje, nebijoja Jackie. Airijoje per 2 metus įstatymo dėka išgelbėta 100 žmonių. Yra nuteistų ir realią laisvės atėmimo bausmę atliekančių internetinių persekiotojų. 105 žmonėms dabar iškeltos baudžiamosios bylos dėl internetinių patyčių, taip pat jau yra įkalintų žmonių, pradėta labai daug tyrimų ir bus dar daugiau. Tai tik prasideda. Naujo teisės akto poveikiu džiaugiasi Jackie. Darau tai dėl Nikolės. Aš taip didžiuojuosi mūsų įstatymu Airijoje, bet būtų dar geriau, jeigu jis galiotų visoje Europoje. Įsivaizduokite, kiek žmonių ir ne tik vaikų. Tai ir vaikai, ir jauni žmonės, ir suaugusieji. Įsivaizduokite, kiek žmonių gali būti išgelbėta su Koko įstatymu Europoje. Netekusi savo vaiko, išgelbėti kitus svajoja mama. Nikolės mama sako, kad internetinės patyčios itin baisios, nes pasiekti gali visur. Kai aš buvau jauna, net jei susidurdavai su patyčiomis, tu pareini namo ir tai baigėsi, tu gali jausti saugus. O su visais telefonais, appsais ir tavo miegamajame jie vis tiek lenda į tavo galvą. Jackie siekis, kad visi žinotų, kad gali kreiptis pagalbos ir ją gauti. Jie įrašo daugybę žmonių, pasakodami savo istorijas ir dėkodami už išgelbėtus artimuosius. Dėl jūsų mano dukra yra čia, mano sūnus, mano sesuo ar teta. Tai nuolat girdi Jackie. Ji nuolat kalbasi su jaunais žmonėmis, aiškindama, ką daro patyčios, kai tai nėra pramoga ir visai nepokštas tam žmogui, iš kurio tyčiojamasi. Moksleiviams ji pasakoja ne tik tai, kaip sugniuždyti gali patyčios ir ką jos padarė Nikolei, bet dabar jau ir apie teisinės pasekmes. Ja pasiekė žinutės iš mokyklų, kuriuose lankėsi, kuriuose jaunuoliai pasakoja patys patiriantys patyčias. Tokiems ji bando padėti ir parodyti kelią, kaip išsigelbėti. Kiti dėkoja ir sako, kad suprato, ką daryti, kaip elgtis. Tad dabar jūsų tikslas, kad toks įstatymas galiotų visoje Europoje, na bent Europos Sąjungoje. Kol kas mūsų tikslas, kad išties tai būtų ne tik Airijoje. Koko įstatymas turi galioti visur. Visi turi būti apsaugoti ir tai parlamentarų atsakomybė apsaugoti savo žmonės ir neleisti jiems kentėti, kaip kentėjo Nikolė. Tad jie tikrai atsakingi už tai, kad Koko įstatymas galiotų ir jų žmonėms. Viskas atrodo gana optimistiškai. Mes buvome nuvykę į Briuselį ir negalvojame, kad greit sugrįšime, tačiau mus vėl pakvietė į Strasbūrą. Ir štai mes vėl čia. Ir 300 europarlamentarų susitikime ir parlamento pirmininkė Roberta Metsola ir Europos liaudies partijos grupės pirmininkas Manfredas Weberis. Bet iš ties gaila, kad kažkas turi prarasti gyvybę tam, kad atsirastų toks įstatymas, kuris atrodo toks natūralus, kuris privalo būti, ypač šiandien, kai daugybės jaunų žmonių gyvenimas vyksta internete. Džiaugiuosi, kad tai pasakėte, nes visada jaučiu, kad aš turėjau prarasti dukterį, kad tai padėtų kitiems, kad jie būtų apsaugoti. Tai nėra teisinga. Šis įstatymas turėjo atsirasti seniausiai. Nikolė turėjo būti apsaugota. Kadangi to nebuvo, aš turėjau dėl to kovoti. Prarasti dukterį, kad būtų apsaugoti kiti. Taip neturėjo nutikti. Net ir įsigaliojus įstatymui visi laimi, tik aš ne. Nes aš negaliu pareiti namo ir papasakoti apie tai Nikolei. Tai drasko širdį. Kaip politikai reaguoja į jūsų siūlymus? Ar jaučiat, kad kažkas gali pavykti ir europiniu mastu?
Manau taip. Airijoje jie pradžioje nesuprato, užtruko daug laiko, kol apskritai pradėjo manęs klausytis. Pradžioje girdėjau tik ne, mes taip negalim, taip nedarom. Ir galiausiai Airijos žmonės per socialinius tinklus padėjo man pasiekti koko įstatymo. Jie man labai padėjo. O čia jie mokosi, klausosi, nes išgirdo istoriją. Prieš pradėdama kalbėti su europarlamentarais aš parodau 7 minučių dokumentinį filmą apie Nikolę. Ji ten fone dainuoja ir visai dar vaikas. Tikrai širdis plyšta žiūrint tą filmą. Jis tikrai sujaudina. Be to, pirmiausia, Manfredas Weberis, didžiausios Europos parlamento frakcijos pirmininkas, nori tokio įstatymo. Man Francis Fitzgerald, Airijos europarlamentarė, sakė, kad reikia, kad svarbiausi žmonės kambaryje to norėtų. O taip ir yra. Aš nesu kvaila ir suprantu, kad tai nevyks per naktį ar kitą savaitę. Tai užims laiko, bet nesvarbu. Tikiuosi visgi, jie veiks greitai, nes jei ne, ir jei tai užtruks per ilgai, kiek dar žmonių bus patyčių aukomis internete ir turės mirti per tą laiką. Girdėjau, kad keletą šalių turi panašius įstatymus. Ispanijoje dar kažkur, kurie užtikrina kažkokią apsaugą internete. Taip, yra ir Italijoje yra šis tas, bet tai ne tas pats. Koko įstatyme numatyta labai daug kas. Italijoje yra toks dalinis įstatymas, taip pat ir Ispanijoje, Prancūzijoje, bet jis neapsaugo nuo visko. O ką apima koko įstatymas? Labai daug. Tai apie bendravimą internete ir tai, kas gali kelti stresą, įtampą ar žeisti žmogų. Ir už tai gresia įkalinimas arba bauda. Arba ir tai ir tai. Koko įstatymas draudžia bet kokiamis aplinkybėmis dalintis intymiomis nuotraukomis. Prieš šį įstatymą galėjai jomis dalinti, siūsti tokias nuotraukas bet kam, galite įsivaizduoti, kokį žudantį poveikį tai gali turėti žmogui. Bet dabar su koko įstatymu niekas negali dalintis jokiais intymiais vaizdais be žmogaus sutikimo. Yra žmonių, kurie dabar įkalinti už dalymąsi intymiomis nuotraukomis. Tad tai tikrai didžiulis skirtumas. Ir visi garsūs žmonės, pavyzdžiui, jiems tai nutinka nuolat. O Airijoje tiesiog nebegalima to daryti. Pasekmės gali būti didelės. O jūsų dukters skriaudikai, kaip jie gyvena? Jiems tai negalioja. Pareigūnų teigimu jie nieko blogo nepadarė, kai jie skriaudė Nikolę, nes tuo metu nebuvo jokio teisinio reguliavimo. O kai atsirado 2021 vasario 9 dieną, jis galioja tik nuo tos datos. Tad jie turi visas kalėdas, šventes, gimtadienius, mato, kaip auga jų vaikai, jie gyvena. Kai patyčios prasidėjo, Nikolei buvo 18, o pagrindinė jos skriaudėja, kuri viską pradėjo, buvo 23. Tad mes nekalbam apie mokyklinukų patyčias, jos buvo suaugę. Ir kita, kurie degino cigaretėmis, plaukų žnyplės laikė prie rankos. Jos buvo mamos, abi šios moterys dabar turi savo vaikus. Tad mes kalbam apie suaugusius žmonės, motinas, kurios nusitaikė į mano dukrą, nes toji pagrindinė mergina negavo Nikolės vaikino, kurio norėjo. Nikolė buvo tokia gyvybinga, linksma, visas gyvenimas jai buvo prieš akis. Jos jį tiesiog atėmė. Aš visada sakau, Nikolė neatėmė savo gyvybės, tai jos ją atėmė. Ji norėjo gyventi, ji buvo tokia laiminga, net ir po visų tų fizinių patyčių, bet psichologinės patyčios ją visiškai sunaikino. Tai plinta socialiniuose tinkluose, tad prisijungia kiti žmonės, tagina ją ir kai ji mirė sausio mėnesį, turėjo būti nauji metai, naujų metų pradžia. Ir tai vėl tęsiasi. Manau, ji tiesiog savo pasakė, kad nebegali to pakelti dar 1 metus. Ji buvo tokia drąsi, jie atsilaikė 3,5 metų ir taip stipriai stengiasi gyventi, bet jiems tai nerūpėjo. Tačiau dabar jūs padedat kitiems. Auka nebuvo veltui. Sėkmės jums, tikiuosi jums pasiseks, nes tikrai daug žmonių dėl to kenčia. Tai tikrai labai paplitę. Ir nesvarbu, ar tu esi pažeidžiamas, ar pasitikinti savimi, ar labai stipri asmenybė. Jei žmonės labai nori tave sužlugdyti, jie suras būdą. Tad kodėl neturėti tokio įstatymo visur? Aš pasiekiau, kad turime Nikolės įstatymą, bet jis neturi likti tik Airijoje. Jis turi apsaugoti žmonės nuo tokio skausmo, kaip prarandi vaikus ir kitur Europoje. Radio stočiai FM99 pasakoja Jackie Fox. Mama airis merginos, kuri nusižudė po kelis metus trukusių patyčių nesulaukusi pagalbos. Pilietiškumo dėlionė. Patyčios socialinė problema, kuri pasireiškia visose gyvenimo srityse ir nuo kurios itin kenčia vaikai, ne visada sugebantys tai identifikuoti ir susidoroti, sako advokatė Dovilė Murauskienė. Virtualioje erdvėje praleidžiame vis didesnę dalį gyvenimo, o besityčiojantys čia sunkiau surandami ir jaučiasi labiau nebaudžiami. Specialių teisės aktų su patyčių apibrėžimu Lietuvoje nėra, tačiau negalima sakyti, kad visai nėra atsakomybės, sako advokatė. Lietuvoje nėra priimta jokių specialių teisės aktų, kurie būtų skirti būtent patyčių klausimams reguliuoti, tai ir pačių patyčių apibrėžimui nustatyti, tiek ir atsakomybei už tokį reiškinį nustatyti.
Bet nepaisant to, negalim sakyti, kad tos atsakomybės apskritai kaip po tokios nėra. Tik tai klausimas, matyti, yra susijęs su tuo, kokia atsakomybės forma taikoma kiekvienu atveju, ar tos patyčios jos peržengia socialinių normų ribas ir įžengia, pavyzdžiui, administracinių pažeidimų ribas, ar įžengia net ir į baudžiamosios teisės taikymo ribas. Tai klauso nuo kiekvieno atvejo ir kiekvienam atveju matyti tos normos kažkokios yra taikomos. Atskirai statistikos apie nusižudžiusius dėl patyčių veikiausiai nėra. Ne visada ir priežastys būna aiškios, tačiau tokiu atveju tikrai yra. Be abejo, tokių atvejų yra ir dažniausiai apie juos sužinom ne iš kažkokių statistinių duomenų, o po mirties, kai yra keliami klausimai, ieškoma atsakymų, kodėl žmogus pasirinko tokį kelią. Tas Airijos atvejis, dėl kurio mes ir kalbam, čia kai mergina nusižudė po 3 metus trukusių patyčių ir kol jos buvo fizinės, jinai dar sugebėdavo pabėgti namuose. Kai jos persikėlė į virtualią erdvę, žmogus nebeturi kur dėtis, nes jos visur su tavimi. Šiais laikais telefonas rankoje pas visus, kompiuteris pas visus. Tai tiesiog tu neturi kur dėtis, neturi kur pabėgti ir neturi kur pasislėpti. Ir kai atsakomybės nėra, kaip ir tuo atveju buvo kreiptas į pareigūnus ir jie pasakė, kad niekas nieko blogo nepadarė, nėra tokio įstatymo. Tai kaip veiktų toks atvejis Lietuvoje? Dabar kas nors kreipiasi, mane persekioja, iš manęs tyčiojasi, mano nuotraukas platinama, kuria feikinės istorijas ir panašiai. Kokios priemonės būtų Lietuvos teisėsaugai? Tai iš tikrųjų priemonės yra visokios. Tai pirmiausia, atsakant į jūsų klausimą dėl to, ar tai būtų nusikaltimas, tarkim, tos situacijos, kai žmogus nusižudo dėl patyčių. Tai iš tikrųjų taip ir Lietuvos baudžiamajame įstatyme yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už privertimą nusižudyti. Tai yra vienas iš nusikaltimų žmogaus gyvybei, kurio vertybė yra būtent žmogaus gyvybė, bet praktikoje šitas baudžiamo kodekso straipsnis yra taikomas ypatingai retai. Tai turbūt galima suskaičiuoti iki 10 atvejų per visą dabartinio baudžiamojo kodekso galiojimo laikotarpio. Šitas kodeksas galioja nuo 2003 metų, kai asmenys yra nuteisti už šitą nusikaltimą, kadangi, kaip aš ir minėjau, nustatyti priežastis ir labai tiksliai nustatyti priežastis, nes baudžiamosios atsakomybės taikymas reikalauja įrodyti asmens kaltę, nepaliekant jokių abejonių, yra pakankamai sudėtinga, juo labiau, kad tas nukentėjęs žmogus yra negyvas. O kalbant apie tai, kad, tarkim, atvejai, kai nepasibaigia pačiu tragiškiausiu būdu, tai yra savižudybė, tai be abejo baudžiamajame kodekse yra numatyta nemažai, ne tiek ir daug, bet yra tų straipsnių, kurie galėtų būti taikomi tokiu atveju. Tai dabar visiškai neseniai, prieš keletą metų, baudžiamajame kodekse yra įtvirtintas toks neteisėto persekiojimo straipsnis, kuris numato baudžiamą atsakomybę tam, kuris persekioja asmenį. Čia taikoma tiek realiai, tiek ir virtualiai. Persekioja asmenį, renka apie jį kažkokią tai informaciją, siuntinėja įvairaus pobūdžio žinutes, skambinėja ir panašiai. Čia jau priklauso nuo bylos aplinkybių. Tai tokie asmenys tikrai turi galimybę kreiptis į teisėsaugos institucijas, nurodyti tuos veiksmus, kurie jiems kelia nerimą, kurie kelia baimę. Ir galbūt tas ikiteisminis tyrimas galėtų pasibaigti tiek kaltininko nustatymu, tiek ir jo nubaudimu. Lygiai taip pat yra viena iš psichologinio smurto formų, tai yra tas toks vadinamas sistemingas nuolatinis žmogaus terorizavimas, kai asmens atžvilgiu irgi atliekami tokie sistemingi, nuolatiniai persekiojimo, grasinimo, tiesiog įkyraus dėmesio rodymo, įkyraus nepriimtino dėmesio rodymo, už kurį taip pat gali būti baudžiama. Tai tam, kad nustatyti tokius veiksmus, reikia nustatyti tiek, kad nukentėjusysis aiškiai duoda suprasti, kad jam yra nepriimtinas toks elgesio variantas. Ir kitas momentas, reikia nustatyti kaltininko tyčią, kad jisai sąmoningai, tikslingai siekia tokį asmenį persekioti, terorizuoti ir siekdamas įvairiausių tikslų. Tiek įbauginti, tiek tyčiotis iš jo ir panašiai. Be abejo, šitie straipsniai praktikoje daugiausiai taikomi tarp vienokiais ar kitokiais ryšiais susijusių asmenų, tai ar ten buvusios poros, ar kažkokių tai draugų ir panašiai, bet be abejo tai gali būti taikoma ir toms patyčių atvejams, jeigu tos patyčios yra
tikrai ypač pavojingos, ypač nuolatinio pobūdžio, ypač sistemingos ir sukelia nukentėjusiam tikrai aiškias reikšmingas neigiamas pasekmes. Ar dažnai tokios bylos, nežinau, pasiekia teismo, pasibaigia kažkaip tai? Dėl neteisėto persekiojimo iš tikrųjų statistikos dar nėra tokios labai aiškiai apčiuopiamos, nes kaip ir minėjau, šitai naujai nusikalstamai veikai yra vos keletą metų, galbūt dar net ir keletas nėra 1,5 metų. Tai kiek man yra žinoma, iki teisminių tyrimų yra atliekama, tai reiškia, kad požymiai tokių veikų nustatomi. Bet tokios bylos, matyt, dar nėra pasiekusios Lietuvos aukščiausio teismo, kuris yra tas jau aukščiausios instancijos teismas formuojantis teismų praktiką. Tai pasakyti, kaip dažnai ir kokiom sąlygom esant šitas straipsnis taikomas, dar kol kas sudėtinga. Bet kalbant apie tą mano minėtą jau psichologinį terorizavimą, tai šitų veikų tikrai yra nustatoma, yra pasibaigę apkaltinamaisiais teismo nuosprendžiais, net ir yra ir laisvės atėmimo bausmėmis nuteistų asmenų už šitą nusikaltimą, tai tikrai tai nėra visiškai reta nusikalstama veika ar netaikoma straipsnis. Bet ar tai būna internete, turint omeny, ar čia jau gyvai persekiojimas? Tai gali būti ir taip, ir taip. Čia šitoj vietoje įstatymų leidėjas nedaro jokio skirtumo. Šitas straipsnis yra pakankamai adaptyvus ir gali būti taikomas tiek tiems persekiotams, kurie tą daro gyvai, tiek tiems, kurie tą daro virtualiai, tai telefonu, kitomis susisiekimo priemonėmis, bet gyvenimas rodo, kad pastaruoju metu vis dėlto dažniau persekiojimai vyksta būtent ne gyvai, o virtualiai, tai yra tiek per žinutes, tiek per skambučius, tiek per kitas susisiekimo priemonės. Nes taip ir paprasčiau. O dabar kitas tas atvejis, kai dalyjamas intimiomis nuotraukomis. Kaip Lietuvoje traktuojama? Ar galima tai daryti? Ir kas, jeigu taip įvyksta? Jeigu tai vyksta be tavo sutikimo? Įstatymas yra toks, kad iš esmės intimių nuotraukų, tai yra ypatingai intimių nuotraukų, kurios atitinka pornografinį turinį jau tiek gaminimas, tai yra tokių nuotraukų darimas, tiek platinimas yra neteisėtas. Ir Lietuvoje ilgus metus buvo tokia teismų praktika susiklošiusi, kad net jeigu du asmenys, tarkim pora, palaikantis intimius santykius ar kažkokius artimus ryšius vienas kitam nusiunčia tokio pobūdžio nuotrauką, tai jau būdavo traktuojama kaip nusikalstama veika. Tai tikrai reikia pasidžiaugti, kad šių metų kovo mėnesį Lietuvos aukščiausiasis teismas, remdamasis tiek Europos žmogaus teisių teismo praktiką, jisai sudėliojo tam tikrus taškus ant i ir išaiškino, kad tokio pobūdžio nuotraukų darimas ir siuntimas savo artimajam, intimiam partneriui yra leidžiamas, kadangi tai atitinka privataus gyvenimo turinį, tai yra privatus asmenų bendravimas, jie patys pasirenka kokią formą tą daryti. Tačiau jeigu tokios nuotraukos toliau platinamos jau tretiesiems asmenims, kurie nėra tame santykyje artimame ir nesudaro jau to privataus gyvenimo, toks persiuntimas jau yra neteisėtas ir tai yra pornografinio turinio žinučių platinimas. Tai atsakant į jūsų klausimą, tai priklauso nuo aplinkybių, jeigu tai yra tarp dviejų asmenų apsisprendusių, norinčių tokias nuotraukas kurti ir jomis dalintis, tai šitoj vietoj valstybė nesikiša ir pripažįsta tai privačių gyvenimų, bet jeigu tokios nuotraukos jau yra platinamos už šito santykio ribų, tai yra nusikaltimas ir už jį yra baudžiama. Šiaip net keista būtų, jeigu kištųsi į dviejų žmonių tarpusavėje siuntinėjimus, bet tai buvo, tikrai buvo ilgą laiką. Teko skaityti apie tokius atvejus, kai teisiamos merginos ir kaltinamos pornografija išsiuntė savo vaikinui kažkada tai nuotrauką, kurias jis po to platina, arba net ir ne po to, tiesiog užkliuvo už akių, kažkam pamato. Tai čia tas toks keistesnis turbūt variantas buvo, bet pavyzdžiui dabar, jeigu mergina siunčia kaip ir savo norų, bet toliau išeina už to siunčiamojo, tas, kam buvo siūsta, toliau platina tas nuotraukas, suprantu, kad tai jau yra nusikaltimas. To negalima daryti. Ar tai yra baudžiamoji atsakomybė, ar tai yra baudžiamoji? Tai yra baudžiamoji atsakomybė. Tai pati griežčiausia baudžiamoji atsakomybė. Ir tikrai tokių atvejų, kaip jūs minite, buvo ir netgi būdavo tokių atvejų, kai ateina, kreipiasi į advokatus, merginos, kurios nuogąstauja, kad jų nuotrauka pateko kažkokiam piktavaliui į rankas,
Bet jeigu kreipiesi į policijos pareigūnus, jie iš pradžių išgąsdina ir visai kaip įspėja, kad tai čia jūs pati kaip čia tą nuotrauką sukūrėt. Tai mano supratimu tokia praktika tikrai buvo labai ydinga ir jinai neapsaugodavo aukų. O kalbant, jeigu patyčių kontekste, tai tokios nuotraukos iš tikrųjų egzistuoja ir ypač mokyklose. Man teko girdėti tiek iš prokuratūros darbuotojų, kad tarp vaikų dabar yra populiari tokia, nežinau kaip čia pavadinti, ar pramoga ar nepramoga, kad kažkokiam tai specialiam forume ar pokalbių kanale yra bendraujama, raginami vaikai ten fotografuoti save įvairiausiamis pozomis. Ir paskui tomis nuotraukomis yra grasinama, kad bus išplatintos tarp draugų, tarp tėvų, tarp mokytojų ir panašiai. Tai pakankamai pavojingų įvardyja tokį reiškinį prokuratūrą, nes vaikai tikrai turėtų būti labai aiškiai instruktuoti, kad nei fotografuoti, nei jo labiau siūsti tokių nuotraukų negalima, kadangi tikrai sukelia labai didelį stresą vaikams, kai susilaukia tokio pobūdžio grasinimų ir padėti yra pakankamai sudėtinga, nes vėlgi tas patyčios virtualioje erdvėje turi ir savo tam tikrų sunkumų, kadangi kuo toliau, tuo labiau tie internetiniai nusikaltėliai, arba kaip juos čia bepavadinsi, jie išmoksta saugoti savo duomenis tam, kad jie nebūtų identifikuoti. Ir jeigu anksčiau IP adreso nustatymas būdavo pakankamai nesudėtingas procesas, tai dabar, kai egzistuoja visokių priemonių tą IP adresą užmaskuoti, net per kelis šaltinius, tai iš tikrųjų susiduria su pakankamai rimtomis problemomis ir teisėsaugos institucijos nustatydami tos IP adresus. Todėl net jeigu, pavyzdžiui, ir vaikas nurodo, kad sulaukia tokio pobūdžio grasinimų, kad yra kažkur patalpinta nuotrauka, tai tikrai ne visais atvejais yra labai paprasta nustatyti tą grasintoją ir yra rizika, kad ta nuotrauka kažkur tam. Vaikai labai dažnu atveju, man atrodo, ir nepasako, kol jau kažkas labai rimto, jau nebeturi kur dėtis. Bet ar tenka jums realiai susidurti su tokiamis bylomis, kiek jos dažnos ir kokios bausmės galbūt skirtos tokiems reikalautojams nuotraukų ir platintojams? Na tai čia vėlgi priklauso nuo to, ką nustato pareigūnai, kas slepiasi po tais reikalautais ar tais grasintais, nes turbūt dvi tokios grupės kaltininkų tokiais atvejais gali būti. Tai viena grupė yra tie patys vaikai, kurie tokiu būdu žaidžia ir tokiu būdu kūrė vietą tom ir patyčiom ir to pačiu tam tikram šantažui. Tai kalbant apie vaikų atsakomybę, tai paprastai ir būna, kad jie nesiekia tam tikro amžiaus, nuo kurio atsiranda atsakomybė apskritai. Tai jokios atsakomybės tu jiems nepritaikysi, išskyrus tą socialinę, kurią jau turėtų vykdyti ugdymo įstaigos ir visa kita. Dar be abejo atsakomybė jų tėvams už vaikų nepriežiūrą, už tai, kad vaikas nusikalto, tai irgi yra administracinio nusižengimų kodekso numatyta tam tikra atsakomybė. O kitas momentas yra jau tie suaugę asmenys, kurie apsimeta vaikais, kurie susikuria netikras anketas, imituoja bendramžius ir tokiu būdu susirenka tas pornografinio turinio nuotraukas. Tai čia vėlgi ta jau atsakomybė pagal baudžiamąjį kodeksą, tai vaiko įtraukimas į pornografinio turinio kūrimą, jisai iš esmės baudžiamajame kodekse yra įtvirtintas kaip sunkus nusikaltimas, tai yra už jį numatyta laisvės atėmimo bausmė iki 8 metų, tai pakankamai griežta atsakomybė. Juo labiau, kad greta šito pornografinio turinio kūrimo eina ir kiti turbūt straipsniai, kuriuos tokiais atvejais apsvarsto ikiteisminio tyrimo pareigūnai, tai yra tiek ir vaikų tvirkinimas, tiek ir kitokie seksualinio pobūdžio nusikaltimai. Tai čia priklauso nuo situacijos, bet atsakomybė tikrai yra pakankamai griežta ir jeigu tik pavyksta nustatyti tokius kaltininkus, tai tikrai jie yra baudžiami. O kaip dažnai pavyksta jos nustatyti? Statistikos tokios konkrečios aš tikrai nežinau, kiek yra tokių nusikalstamų veikų, bet iš to tokio bendro situacijos stebėjimo, tai viena vertus nėra tiek daug tokių nusikalstamų veikų, bet paprastai, jeigu jau tokia nusikalstama veika padaroma, tai kaltininkai yra nustatomi. Retas turbūt atvejais, kai visiškai sudėtinga yra nustatyti kaltininkus, nes paprastai tai veikia tos pačios šalies teritorijoje, tie kaltininkai priešingai nei pavyzdžiui sukčiavimo internetinio atveju, kai dažniausiai veikiama ir iš užsienio valstybių, tai tada ir
Tai nors ir nustatomas tas IP adresas, ten nelabai ką gali padaryti, bet tokio pobūdžio nusikaltimus dažniausiai veikia tos pačios valstybės gyventojai ir jeigu tik nustatomas IP adresas, paprastai atsakomybė taikoma. Bet štai jūs sakot, kad retai tokie nusikaltimai, man kažkaip sunku patikėti, nes iš tikrųjų, klausimas gal tada, kiek jų išeina į viešą erdvę, bet... Tai būtent kiek į viešą erdvę išeina ir kiek išeina apskritai iš tų pačių vaikų, ką jūs ir vardinot, kad vaikai labai retai, kada yra linkę prisipažinti apie tai, kad patiria tokį, nežinau, ar šantažą, ar patyčias, būtent susijusios su tuo, kad yra grasinama jų nuotraukų paviešinimu. Tai vienas momentas, kitas momentas ir tie patys tėvai ne visada drįsta kreiptis į teisėsaugos institucijas, net ir sužinoja apie tokius atvejus. Dažniausiai sprendžia kitaip problemą. Čia aišku, aš tai bandau interpretuoti, bet kiek teko girdėti, tai keisdami ten ir ryšio priemonės, ir kontaktus, ir apribodami visiškai iki minimumo socialinius tinklus ir tokiu būdu bando sustabdyti. Tai visai ten turbūt yra sprendžiama, nes tai yra pakankamai jautru kreiptis teisėsaugos institucijas ir matyti jau, kai jau neišvengiamai ir neįmanoma sustabdyti kitaip, tai tada yra pasiryžtama tą daryti. Kaip jūs apibendrintumėt apskritai situaciją Lietuvoje? Štai ir su tomis internetinėmis patyčiomis yra reikalingas toks, nežinau, kiek tekia susidurti su tuo airiškoju įstatymu. Ar pakanka tos apsaugos patyčių aukoms? Aš manau, kad tos apsaugos pakanka, kadangi vėlgi, lyginant su Airija, tai mūsų skirtinga ir teisinė sistema, skirtingi apskritai įstatymų leidybos principai, kriminalizavimo principai. Tai kad Airija turi atskirą įstatymą, tai nebūtinai reiškia, kad tas įstatymas veiktų ir Lietuvoje, nes vis dėlto pas mus atsakomybė yra taikoma pagal skirtingus kodeksus, yra tiek administracinių nusižengimų kodeksą, tiek ir baudžiamąjį kodeksą. Tai baudžiamajame įstatyme yra tikrai numatytos tos nusikalstamos veikos, kurios gali būti taikomas tokiais atvejais. Galbūt galima būtų svarstyti apie tai, kad būtų numatyta administracinė atsakomybė, administracinių nusižengimų kodeksų už kažkokius tai mažiau pavojingus patyčių atvejus, kadangi baudžiamasis kodeksas ir baudžiamoji atsakomybė taikoma tik išimtiniais atvejais, tada, kai jau negalima pasiekti tų pačių tikslų kitomis priemonėmis. Tai šiai dienai mes galbūt turim tokią šiek tiek vakuumo situaciją, kai yra taikoma arba baudžiamoji atsakomybė, arba jokia, arba socialinė atsakomybė, kuri paprastai nesukelia tokių didelių suvaržymų, kaip kad administracinė ar baudžiamoji, tai galbūt galima būtų svarstyti apie tokią galimybę, kad numatyti administracinę atsakomybę administracinių nusižengimų kodekse, bet kažkokio specialaus įstatymo priėmimas, jis turbūt tikrai atsakomybės klausimą neįspręstų, galbūt jisai galėtų apibrėžti pačių patyčių sampratą, galėtų numatyti prevencinės priemonės, galėtų numatyti kažkokius specializuotus pagalbos centrų pagalbą tokiems patyčias patiriantiems asmenims. Bet kiek man yra žinoma, tai Lietuvoje tikrai veikia labai daug programų, kurios yra skirtos padėti patyčias patiriantiems nukentėjusiems. Tai galbūt ta socialinė pusė ir yra padengta jau net ir be to paties įstatymo klausimas. Aišku, kiek jinai yra veiksminga ir galbūt tas įstatymas galėtų padėti sukoordinuoti visų tų institucijų atsakingų už patyčių tiek prevenciją, tiek užkardimą, tiek ir nubaudimą kaltininkų. Tai galbūt įstatymas galėtų numatyti atskiras funkcijas, kaip kad pavyzdžiui apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kuris irgi išsprendžia panašius klausimus, bet vėlgi vis tiek ir už tą patį smurtą artimoje aplinkoje atsakomybė taikoma pagal tą patį baudžiamąjį kodeksą, ne pagal specifinį įstatymą. Tai taip tariant, tas pats įstatymas nebūtų tinkama priemonė atsakomybėje apibrėžti, bet galbūt būtų pakankamai reikšminga priemonė parodant valstybės požiūrį į šitą socialinę problemą ir parodant kryptis, kur būtų galima veikti valstybei būtent prevencijos tikslais. Ir kaip jūs ir minėjot, bent jau apibrėžti savoką tokią, kad kreipusis į pareigūnus nebūtų tokio galbūt skeptiško žvilgsnio kitąsyk, ar ne, apie ką mes čia kalbam. Tikrai taip. Kalbėjome su advokatų kontoros Glimstedt advokate Dovilė Murauskienė. Su jumis buvo Vilija Kvedaraitė. Šiandien tiek. Pilietiškumo dėlionė.